Tai visiškai neįmanoma. Jei Žemė nuolat judėtų, kaip tas beprotis teigia, paukščiai būtų palikti toli užnugaryje. Be viso ko kito, laikančių juos pririštus prie Žemės. Tikroje fiksuotoje plokštumoje, kažkokiuose nematomuose orbituose. Planetos ir žvaigždės aiškiai pritvirtintos prie fiksuotų sferų besisukančių aplink Žemę. Kitaip jos nukristų iš dangaus. Tai nėra nesąmonė. Pasaulį turi valdyti fiziniai dėsniai, kurie gali būti išreikšti matematiškai. Šie dėsniai glūdi visame, ką matome ir liečiame. Pažvelkite į paprastos snaigės tobulą šešiakampę simetriją. Ko rasti gamtoje? O kaip dėl korių? Ar granatų sėklų simetrijos? Be abejo, visą tai sukūrė kūrėjas. Keplerio teorija aprašė planetas, besisukančias aplink Saulę, netobuluose apskritimuose, o elipsėse. Toks regis nedidelis pakeitimas iš tikrųjų buvo revoliucingas ir sumanus sprendimas, kuris visiškai pašalino epiciklų poreikį. Ar šis didis atradimas suteikė Kepleriui džiaugsmo ir šlovės? Ar jis buvo laikomas genijumi dėl savo svarbaus atradimo? Ne. Kaip ir Koperniko atveju, jo idėjos buvo per daug revoliucingos, kad būtų greitai priimtos. Perimti kitų mokslininkų ir toliau plėtojami. Visi objektai judantys orbitomis seka elipsinės trajektorijas, įskaitant dirbtinius Žemės palydovus, kur Žemė yra viename iš židinių. Jei abu elipsės židiniai suartinami į vieną tašką, susidaro apskritimas. Apskritimas yra atskira elipsės forma. Kuo labiau židiniai nutolsta vienas nuo kito, tuo labiau elipsė įsitempia.